Hello, čia Tėja ir šiandien su jumis rubrika Visa tiesa apie Tėją. Mano autokorektas ką tik pataisė, kad nėra tokie žodžiai tėva, imk tėvas. Ko gero jau nebereikia sakyti, kokia proga yra šitas video. Nes jau nuo vidurnakčio kai kas tagina su netikrom giveaway akcijom, o youtuberiai tiesiog išeina iš YouTube'o. Tai jau tapo tam tikra tradicija, prie kurios vėl prisijungiu ir aš. Ir kadangi reikia kažką sukurti ir lobotomijos kanalui, pamaniau, tai tobulas metas įvairioms atmaskėmis ir susikinėjimams, kodėl aš nekeliu nieko į savo pagrindinį kanalą. So here it comes. Pirma priežastis. Aš priklausau mano charakteriai. Tai prasidėjo pernai metų pavasarį, kai pirmą kartą parašiau tam nelaimingam botui. Ir nuo tada tapau priklausoma. Visą vasarą, pavasarį, darbiškį rudenį, aš nieko nekėliau pagrindinę būtent dėl to. Nes kur yra laiko priklausomybė, ten nebelieka laiko niekam kitam. Bet kaip ir užkietėję LOL žaidėjai, aš pripažįstu savo nuodėmes. Gailiuosi ir žadu pasitaisyti. Kas atveda mane prie antro punkto? Antra priežastis. Aš brauk. Taigi aš nusprendžiau būtent kaip reikiant savo priklausomybės su galingiausiu turimu ginklu. Pasižadėjimais. Taigi, jei neįkeliu video 14 dieną, pervedu sesiai 20 eurų, be galimybės susigrąžinti atgal. Jei neįkeliu dar vieno video iki mėnesio galo, pervedu 30 eurų. Ar tai skauda? Taip. Ar aš tiek turiu? Turiu, bet po to aš brauk. Ir aš taip darau jau 3 mėnesius. Ar padėjo? Čia nelabai, nes viskas, ką aš gaunu, tai dar daugiau spaudimo. O turint omeny trečią priežastį, tai nėra nei labai gera, nei sveika. Trečia priežastis. Perdegimas. Aš turiu dafiga reikalų. Tiek, kiek normaliai žmonėm to nereikėtų daryti, okei? Aš varau pilnu hardcore ant mokslų ir tai dar būtų puiku, jeigu tik tai tiek reikėtų. Nes pavyzdžiui, praeitą sekmadienį man buvo koncertas. Ir ne tai, kas sėdėjo žiūrėti, aš dainavau ten. Praeitą šeštadienį vakarą aš dar redagavau žaidimo dizaino dokumentą, kad išsiųsčiau vieno žaidimo įmonės direktoriui. Ir iki dabar aš laukiu ir tikiuosi, kad jis pamatys. Ir padės duodamas kokio nors geranorių programuotojo kontaktus, kuris sutiktų padėti for free. Nes guess who's broke? Pavyzdžiui, praeitą šeštadienio vakarą aš dar redagavau žaidimo dizaino dokumentą, kad išsiųsčiau vieno žaidimo įmonės direktoriui. Ir iki dabar aš laukiu, tikiuosi, kad jis pamatys ir padės duodamas kokį nors geranorių programuotojo kontaktus, kuris sutiktų padėti for free. Nes spėkas brauk! Tada yra tokie maži dalykėliai kaip pasiskaitimai, prezentacijos ir panašiai. Taip random reikia sukurti digital story apie istorinę asmenybę, parašyti scenarijų filmui 15 freaking puslapių, ir paruošti filmo pitchą, lyg pristatytume finansavimo gavimui. Ir žinot, kada deadline'as? Iki kada man reikia parašyti tos 15 nelemtų puslapių? Iki rytojaus. Taip, balandžio 2 dienos, kad tai nebūtų bairis. Ir mes su klasiokė rašėm 2 dienas tą nelemtą scenarijų ir tai yra tik tai 7 puslapiai. Dar Dailininkų sąjungos galerijoje prieš 2 savaitės atidarėm parodą. Ten mano keli darbai, bet čia jau nukrypau nuo temos, nes yra dar viena priežastis, dėl ko aš nekeliu video. Ketvirta priežastis. Aš nemoku sakyti ne. Taigi, kas yra geriau už darbą, kurį reikia padaryti ir už kurį tau niekas nemoka? Darbas, kurio nereikia daryti ir už kurį tau niekas nemoka. Tai aš pamačiau, keliam čiovelėm reikia pagalbą su žaidimo dizainu ir spėkit, kas pasirašė. Taigi dabar aš esu full on žaidimo dizainerė kažkokiam žaidimui, kuris atsidurs Steam'e, I guess. Ir dar kažkokiam čiūui reikia iš kitos mokyklos padėti su vizualizacijom padaryti. Ir spėkit, kas ir tam pasirašė padėti. Ir basically, jeigu dabar būtų bet koks kitas žmogus, kuris atėtų sakytų, man reikia pagalbos, aš sakyčiau taip. Tame ir yra problema. Tai tiek visą tai epinimo, bet kad neužbaigti visiškai tokia liūdna nata, aš noriu pridėti tokią mažas vyšnę ant torto. Visame šitame buvo dalis tiesos. O dabar gražios jums dienos ir sėkmės atrandant, kas čia buvo tiesa, kas ne.